Sveiki! Atėjo laikas pakalbėti apie mirtininkų grupę, ar bent apie tai, ką mes prieš čempionatą vadiname mirtininkų grupę. Portugalija Gana. Šansai teoriniai ir vieni ir kiti dar gali patekti į aštuntfinalį. Portugalijai visiškai teoriniai, Ganai teorija, kuri gali virsti praktiką susikloščius aplinkybėms palankiai. Futbolas bus atviras vien dėl to, kad kitokio būti negali ir vieniems ir kitiems reikia įvarčių, reikia pergalės. Todėl spėčiau, kad įvarčių matysime daug. Portugalijos laiminčios šiame čempionate nematau, netgi turint galvoje tai, kad pas juos žaidžia Cristiano Ronaldo, todėl prognozuoju lygiąsias. Labadiena, mėly futbolistai. Šiandieną mes su Vita žiūrėsime Portugalijos ir Ganos varžybas. Už Portugalų žaidžia labai geras futbolininkas Ronaldo ir turi labai seksualią žmoną, tokią kaip mes, Irinačiką. Bet žinai, Portugalija taip pralaimės. Kodėl? Todėl, kad Ganos futbolininkų užsiima juodąją magiją, kuri Afrikoje yra vadinama džudžu. Vienas, žinok, Ganos šamanas prakeikė Portugalų. Ką? Ką spauda rašė. O tai kas dabar bus Portugalams? Kas, Ronaldo kosus laužys. Negali būti, taigi jisai dizaineris, visokių apatinių kolekcijų modelis. Tai kaip čia taip negali būti, žinok, reikia kažką man pavaražinti. O tu moki? Tai aišku moku. Žiūrėk. Lažybos gyvai, oranžas.lt